Taigi mano tema yra šiandien lygumų slidinėjimas. Taigi pradedant šio pristatymą galiu pasakyti, kad lygumų slidinėjimas priklauso šiaurietiško slidinėjimo sporto šeimai, kuri apima šuolį su slidėm, šiaurietišką slidinėjimą, tai yra lygumų slidinėjimas, biatloną, orientavimosi sportas su slidėmis. Lygumų slidinėjimas jau olimpinėse varžybose vyksta nuo 1924 metų, o moterų nuo 52 metų. Taigi papasakosiu, kas tas lygumų slidinėjimas yra. Tai lygumų slidinėjimas yra tokia slidinėjimo forma, kai slidininkai pasikliauja savo judėjimu, norėdami pajudėti apsnigtu paviršiumi, ir jie nesinaudoja keltuvės ar kitomis pagalbos priemonėmis, jie naudojasi savo jėgą, ištverme ir technika. Lygumų slidinėjimas yra plačiai praktikuojamas kaip sporto pramoginė veikla. Lygumų slidinėjimo variantai pritaikyti įvairioms vietovėms, apimančios nepatobulintą, kartais kalnuotą reljefą iki specialiai šiam sportui skirtų sutvarkytų trasų. Taigi šios sporto šakos istorija, iš tikrųjų slidinėjimo sportas yra tikrai gan senas. Lygumų slidinėjimo istorija jau siekia netgi 5000 metų. Slidinėjimo kilmė siejama su Norvegija, kur paplito po visą Skandinaviją ir Rusiją. Tai patikimas patogus būdas keliauti iš vienos vietos į kitą, kai būdavo labai didelės žiemos ir nebuvo labai sunku eiti pėsčiomis. Tai slidės buvo tokia priemonė, kad būtų patogiau žiemą pasiekti savo kelionės tikslą. O slidinėjimas yra originalus ir atsižvelgiant į dalyvių skaičių, viena iš skaitlingiausių šiaurinių sporto šakų, kurios naudojama šiaurinėmis dėl kilmės geografinė prasme, kadangi išsivystė šiaurinėje Europos dalyje priešingai nei kalnų slidinėjimas, kurio kilmė siejama su Alpėmis, o šiuolaikinėje visuomenėje slidinėjimas daug populiaresnis nei jo pasiekėjas iš Alpių. Norvegija laikoma slidinėjimo šakos gimtinė. Taigi ryškiausios asmenybės dabartinė šiuo metu slidinėjime, tai turbūt dabar vienas iš žinomiausių slidininkų Norvegas Johannes Hosfat Klebo. Jam priklauso keli rekordai. Visų pirma, kad jis yra jauniausias vyras istorijoje, laimėjęs FIS lygumų pasaulio taurę, Tour de Ski pasaulio čempionatą ir olimpinį lygumų slidinėjimo renginį. Pas jį yra begalės laimėjimų, podiumų, ir tikrai dabar aš sakyčiau, kad šiuo metu jis yra vienas iš geriausių slidininkų bendrai. Tada dar vienas žinomas labai slidininkas, ne ką prastesnis už Norvegą, Aleksandras Bolšunovas, Rusijos slidininkas, 2 kartus Tour de Ski nugalėtojas, ir jis yra pirmasis posovietinės Rusijos pasaulio taurės etapo čempionas. Vien šią žiemą jis olimpinėse varžybose tikrai buvo neblogai pasirodęs ir ilgose distancijose, ir komandiniam sprinte. Ir štai iš moterų populiariausia dabar savo pakilėjime, geriausioje formoje yra Jessie Diggins. Jinai yra iš Jungtinės Amerikos valstijų, kas yra tikrai nedažnas variantas, kad viena iš geriausių pasaulio slidininkų nėra iš Skandinavijos ar Rusijos. Tai jinai 2022 žiemos olimpinėse
iškovojo sidabro medalį 30 km laisvojo stiliumi rungtyje ir bronzos medalį asmeninėme sprintų rungtyje, todėl jinai tapo daugiausiai visų laikų Amerikos slidininkė geriausią rezultatą pasiekus. Ji taip pat turi 4 medalius iš pasaulio čempionato nuo 2013 iki 2017 ir 2021 metais jinai užėmė aukščiausią vietą bendroje moterų įskaitoje. Taigi Lietuvos pasiekimai nėra patys geriausi, bet tikrai yra neblogi. Iš moterų pusės tai Vida Vencienė, turbūt iš moterų geriausia slidininkė, kuri buvo ir vis dar jos rezultato niekas nepagerino ir net nepriartėjo prie, nebuvo net arti. Tačiau jinai šiuose 1988 žiemos olimpinėse žaidynėse atstovavo Sovietų Sąjungos komandą ir buvo užėmus auksų pirmąją vietą 10 km distancijoje ir bronzo 5 km distancijoje klasikiniu stiliumi, kas yra tikrai labai įspūdingi rezultatai, tik dėja buvo už Sovietų Sąjungos komandą. O iš vyrų iš olimpinių žaidynių tai Richardas Panavas kol kas turi geriausią rezultatą žiemos olimpinėse. Iš tikrųjų jisai yra ir mano treneris. Tai taip pat 1988 metais 10 km klasikiniu stiliumi užėmė 30-ąją vietą, kas tikrai yra labai geras rezultatas ir jį tikrai yra sunku pasiekti, lyginant su kokia konkurencija turėjo susidėti. Ir pasaulio čempionatuose vėlgi geriausi rezultatai yra iš Vidos Vencienės. 89 metais 7 vietą paėmė 30 km klasikiniu stiliumi. O Richardas Panavas 2001 metais paėmė savo geriausią rezultatą, rekordą. Tai 23 vieta 30 km rungtyje klasikiniu stiliumi, kas yra tikrai labai geras rezultatas ir dar kol kas niekas jo nepagerino. Taigi, slidinėjimas šiandien. Tai vienas iš svarbiausių šių dienų varžybų yra FIS. Tai galima iššifruoti taip, kad tai yra tarptautinės slidinėjimo federacijos pasaulio taurės varžybos, kurios susideda iš priklausomai nuo sezono, tai tarp 12 ir 16 individualių lenktynių ir tarp 6 ir 8 komandinių. Tai apie 90 moterų ir 100 vyrų paprastai rungiasi šiose aukščiausio lygio varžybas. Be FIS pasaulio taurės varžybų FIS World Cup rengiamas ne kiek mažiau svarbios kaip kitos FIS varžybos, tada kontinentinės varžybos, FIS kategorijos varžybos, jaunimo čempionatai, nacionaliniai čempionatai, o taip pat ilgų distancijų masinės lenktynės, įskaitant ir FIS maratonų taurę. Ilgą laiką slidinėjimas buvo suprantamas kaip slidimas slidimis klasikiniu būdu, kuomet slidininkas slysdavo iš anksto parengta specialia trasa, kur abi slidės slysdavo vėžėmis. Slidininkai naudodavo tiek slidimą gerinančius parafinus, tiek sukibimą gerinančius tepalus, kurie buvo naudojami ištepant slidės slystamąją dalį. Sukibimą gerinantys tepalai, angliškai kick wax, buvo naudojami, kad palengvinti slidininko judėjimą į kalną ir kai judėdavo į kalną, turėdavo slidininkas prilipinti tepalą, taip spirdamasis, ir tada galėdavo lengviau užlipti į tą kalną. Ir tada slidimą gerinantys parafinai glide wax, angliškai, padėdavo greičiau įveikti nuokalnes, lengviau slysti lygumomis ir nesmarkiai raižytomis vietovėmis. Taigi, kaip prieš tai minėjau, klasikinis stilius yra viena iš pagrindinių slidinėjimo technikų
technikų, kuriams slidės paruošiame su kibimą gerinančiais tepalais, leidžiančiais slidininkui judėti trasoje. O laisvo stiliaus slidimo technika, kuriai slidės ruošiamas naudojant tik slidimą gerinančius parafinus, leidžiančią sportininkui naudodami atsispyrimą slidžių kraštais, didinti slidimo greitį, kitai vadinama čiuožėjo stiliumi. Sportininkai įveikdami distanciją abiem technikom naudojasi lazdomis. Tai va, kur matote paveikslėlyje, tai viršuje yra laisvo stiliaus technika ir apačioje matote klasikinio stiliaus techniką ir aiškiai galite pamatyti skirtumą, nes laisvo stiliaus technika slidė dedama į šoną ir slystama, o klasikiniu stiliumi visą laiką slidės būna tiesiai ir vėžiose. Taigi mano asmeninė patirtis, tai aš pats lankau jau slidinėjimą apie 10 metų. Pradėjau lankyti, nes pasiūlė klasiokas ir labai man patiko. Ir iki dabar negaliu sustoti ir per tuos 10 metų gavau tikrai nemažai patirties, dalyvavau ir Lietuvos čempionatuose, ir tarptautinėse varžybose, ir kaip minėjau, FIS varžybose surinktas tarptautinių organizacijų. Ir iki dabar kažkaip neatsibodo ir dabar aš, kai 12-okas esu sportinėj gimnazijoj, tai nemažai mano bendramžių, bendraklasių jau planuoja mesti sportą, keisti gyvenimo kryptį, o aš toliau planuoju kažkaip susisieti savo gyvenimą su sportu, slidinėjimu, nes man tai tiesiog labai patinka. Taigi, apibendrinant, galiu teigti, jog lygumų slidinėjimas nėra labai lengva sporto šaka, tikrai reikia jėgos, ištvermės ir jeigu profesionaliai sportuojant, yra tikrai sunku prasimušti, tačiau tikrai jinai yra itin smagi ir būtinai aš rekomenduoju visiems kažkada pabandyti šią sporto šaką, pabandyti paslidinėti, nes Lietuvoje, pavyzdžiui, ši žiema buvo tikrai labai geras slidinėjimui, buvo minuso sniego, buvo galima daug slidinėti. Tai, kaip ir minėjau, tikrai smagi sporto šaka ir būtinai rekomenduoju.